Iš tikrųjų, nors nelabai gerai, jeigu žmogus dirba su save. Šiandien noriu pratęsti mūsų pamokslų seriją apie gyvenimą keičiantys susitikimai. Ir iš tikrųjų praeitas savaitės mes kalbėjom apie įvairias žmonės. Apie įvairius žmonės. Kalbėjom apie praeitą savaitę, Jozas kalbėjo apie Saulų, Paulių. Aš prieš tai kalbėjau apie Nikodemą. Toks labai aukštas farizėjas, kuris iš tikrųjų daug išmano iš švento rašto, bet svarbiausia nesuvokė. Ir kalbėjau prieš tai apie vieną vyrą, mano iš tikrųjų dabar tada tegul eina čia. Aš negaliu dabar. Tegul eina. Kviesk tada. Sorry. Ir praeitą savaitę, prieš tai kalbėjau apie vieną vyrą, kuris iš tikrųjų viena iš mano mėgstamiausių vyrų Naujajam testamente, nes jisai labai panašus į mus. Kalbėjau apie Tomą, kuris dvejojo, kuris turėjo savo kovas ir kai Jėzus sutikau su juo ir kai jisai suprato, kas iš tikrųjų Jėzus yra, ką jis padarė, koks jis yra, jo gyvenimas visiškai pasikeitė. Ir šiandien kaip ir visada norėjau truputį pasidalinti apie save, apie savo išgyvenimus, apie savo svarbus susitikimus. Bet, kadangi mano geras draugas iš Vokietijos, Berndas atvažiavo, paprašau jo, kad jisai pasidalintų vieną trumpą situaciją iš jo gyvenimo ir kad jisai pasidalintų, ką jisai iš to išmoko. Ir Odeta išves. Ne? Prašau. Test. Gut. Ja, ich freue mich sehr, heute wieder hier zu sein. Aš labai džiaugiuosi šiandien vėl galėdamas būti čia. Letztes Jahr konnte ich leider nicht, aber dieses Jahr wieder. Schön. Praeitais metais dėja negalėjau atvykti, bet šiais metais vėl galiu. Ich möchte heute eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, die mich ja doch ziemlich geprägt hat. Noriu pasidalinti vieną istoriją, kuri... Es ist nicht meine Bekehrungsgeschichte, die kommt da drin auch vor, aber nicht speziell. Šita istorija nėra atėjusi specialiai sukurta, kaip nežinau. Und es hat mit meinem Arbeitsleben zu tun und ja, mein Beruf. Jinai susijusi su mano darbinė patirtimi, profesija. Ich muss dazu ein bisschen ausholen. Turiu truputį pasidalinti prieš tai. Ich habe 1983 Abitur gemacht in Deutschland. Žodžiu, baigiau vidurinę mokyklą. Ich war damals noch nicht gläubig. Dar tuo metu nebuvau tikintis. Und mein Problem nach dem Abitur war, ich wusste nicht, was ich beruflich machen will. Ir problema po mokyklos baigimo buvo, aš nežinau, ką noriu toliau studijuoti, daryti. Und ich bin so ein bisschen Perfektionist. Ir aš esu truputį perfekcionistas. Und habe mir gedacht, bevor ich nicht weiß, was ich will, mache ich gar nichts. Ir kadangi nežinau, ką noriu daryti, nusprendžiau daryti nieko.
und habe dann verschiedene Jobs gemacht in der Zeit, um Geld zu verdienen. Ir tuo metu pradėjau dirbti skirtingus darbus, kad uždirbčiau pinigų. Und habe gesucht, wo es mit mir langgeht. Ir ieškojau, kas man patinka. Und habe dabei gemerkt, dass ich eigentlich gar kein Fundament für mein Leben habe. Ir galvojau, kokį fundamentą, pagrindą savo gyvenimui kurti. Und bin dann 3 Jahre später, 1986, zum Glauben an Jesus gekommen. Ir po 3 metų tikėjau Kristumi, patikėjau, Was mein Leben völlig verändert hat. kas visiškai pakeitė mano gyvenimą. Einer der ersten Konsequenzen meiner Bekehrung Nežinau. Pasekmės. To pasiekmės buvo, war, die Beziehung zu meinem Vater zu ändern. kai pasikeitė mano santykis su tėvu. Ich war sehr zerstritten mit meinem Vater Aš labai nesutariau su savo tėvu. und Gott hat mir klar gemacht, dass ich mich mit ihm versöhnen soll. Ir Dievas man parodė, kad turiu jam atleisti, Prisitaikyti. prisitaikyti prie tėvo. Was nicht einfach war. Kas man buvo paprasta. Es war ein Prozess, der ging über Monate. Tai nebuvo paprasta, tai tęsiasi mėnesius. Aber am Ende dieses Prozesses waren wir auf einer normalen Ebene. Wir konnten normal miteinander reden, was vorher völlig unmöglich war. Bet proceso pabaigoje mes galėjome vienas su kitu normaliai bendrauti. Ich war zwar gläubig jetzt und mit meinem Vater versöhnt, aber was ich beruflich wollte, wusste ich immer noch nicht. Aš jau buvau tikėjus, jau buvau atnaujinęs santykių su tėvu, bet pagal profesiją aš vis dar nežinojau, ką noriu studijuoti. Mein Vater war Elektriker von Beruf Mano tėvas buvo elektrikas und er hatte für seinen Sohn so einen Traum, dass ich was machen sollte, wo ich mehr Einfluss haben könnte auf die Gesellschaft. ir norėjo įtakoti savo sūnų, Berntą, pagal savo specialybę. Und das Ideale für ihn wäre so, dass sein Sohn vielleicht Jurist würde. Ir jo svajonė buvo, kad jo sūnus taptų teisininku. Und dann dachte ich, warum sollte ich eigentlich nicht Jura studieren? Ir aš pagalvojau, kodėl ne. Also die Beziehung zu meinem Vater war vorher sehr schlecht. Taigi, santykiai su mano tėvu prieš tai buvo labai blogi. Und dann habe ich versucht, ihm auf der anderen Seite vielleicht zu viel zu gefallen. Tada aš jam bandžiau įtikti. Auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden, Jura zu studieren. Tada aš nusprendžiau studijuoti būtent teisininko profesiją. Ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich in der Abiturzeit viel gelernt habe. Turiu pasakyti, kad mokyklos laikais jis labai daug mokėsi, kaip suprantu. Taip? Und auch ein ganz gutes Abitur hatte. Atestatas mokėjas. Atestatas buvo labai aukštais pažymiais baigtas. Und ich habe dann angefangen mit Jura. Tada aš pradėjau studijuoti teisininko specialybę. Und es ging nicht, überhaupt nicht. Ir tai man visiškai nesisekė. Ich habe es nicht verstanden. Aš nieko nesupratau. Und das kannte ich überhaupt nicht. Ir aš to visiškai negalėjau. In der Schule musste ich mich halt anstrengen, aber es ging alles gut irgendwie. Mokykloje buvo sunku, bet kažkaip galėjau mokytis. Und ich habe 2,5 Semester probiert, Jura zu verstehen und ich habe nichts verstanden. Ir 2,5 semestro aš mokiausi juristo specialybės, bet aš nieko nesupratau. Ich habe gebetet, ich war verzweifelt. Aš meldžiausi, buvau pasimetęs, pasidalinęs. Und es kam scheinbar keine Antwort von Gott, keine Hilfe. So schien es zu sein. Bet negavau jokio atsakymo iš Dievo. Und ich habe dann irgendwann abgebrochen. Ir aš nutraukiau studijas. Und habe mir überlegt, was liegt mir eigentlich, was kann ich? Tada vėl galvojau, ką aš galėčiau daryti toliau. Ich habe gerne zu Hause, wenn Sachen kaputt waren, das Zeugs repariert. Aš mielai tvarkiau visus daiktus namuose, kurie sulūžė, sugedę. Dachte ich halt, ich bin vielleicht irgendwie technisch ein bisschen begabt. Galvojau, gal aš esu techniškose dalykuose gabus. Und habe mich dann entschieden, Maschinenbau zu studieren. Ir tada nusprendžiau studijuoti mechanikos inžineriją. Ich habe einen Betrieb gefunden in der Nähe von Aschaffenburg, wo ich herkomme. Šalia Aschaffenburgo, iš kur esu atvykęs, radau įmonę, der ein Studium finanziert hat damals. Kuri tuo metu finansavo mano studijas. Man hat immer 3 Monate im Betrieb gearbeitet. 3 mėnesius dirbau, ar ne? Ja. Und 3 Monate an der Akademie. Ir tada 3 mėnesius studijavau.
Und das Ganze war nach 3 Jahren dann vorbei. Ir tai tęsiasi 3 metus. Und mein Personalchef damals in der Firma, Ir tuo metu personalo vadovas mano įmonėje der hat meinen Lebenslauf gelesen perskaitė mano gyvenimo prašymą und hat gesagt, wenn du jetzt wieder versagst, ir sakė, jeigu tu vėl atsisakysi, dann nimmt dich keiner mehr an. Niemand wird dich mehr einstellen. tada, Jeigu tau nepavyks dar kartą. jeigu nepavyks dar kartą, tada, Tada nieks neįsamdys. tai daugiau niekas nesamdys, tada neturės kito darbo. Also der Druck war ziemlich hoch für mich, ich musste es jetzt schaffen. Ir tai buvo labai aukšta, kaip kartelė man, kad aš turiu tai padaryti. Und es ging gut, muss ich sagen. Ir tai sekėsi gerai. Nach 3 Jahren war ich fertig und guter Abschluss. Po 3 metų aš baigiau studijas ir gerai baigiau. Und ich war zuversichtlich, dass es jetzt vorangeht. Ir buvau tikras, kad dabar viskas bus sklandžiai. Habe dann angefangen, in der Firma normal zu arbeiten, Pradėjau įmonėje dirbti normalų darbą, hatte kleinere Projekte mažus projektus und das ging auch einigermaßen. ir dažniausiai mažus projektus darydavau. Und dann kam mein erstes großes Projekt. Ir tada buvo paskirtas naujas didelis projektas. Wir haben für die Autoindustrie gearbeitet. Mes dirbam automobilių pramonėje. Das war ein Projekt für Mercedes. Projektas Mercedes automobiliui, kaip Wir suprantu. haben große Kunststoffteile produziert, Mes Plastikteile. plastikinę dalį turėjom projektuoti. Das war ein großer Stoßfänger, eine große Stoßstange. Bumperis. Buvo didelis bumperis. Reikėjo suprojektuoti bumperį didelį Und Mercedesui. das war richtig komplex für mich. Tai buvo iš tiesų sudėtinga. Und ich habe wieder, wie damals im Jurastudium, dagestanden und wusste nicht, was ich machen soll. Ir aš vėl nežinojau, kaip tai daryti. Und es gingen Monate vorbei Aš mėnesius verkiau. und der Termindruck in der Autoindustrie ist groß. Laikotarpis automobilių pramonėje yra ilgas. Und es ging fast nichts voran. Ilgas? Ir jis labai greit praėjo. Stagnation, also war nicht gut. Und Nepabaigė projektą. Nepabaigė projektas. der Druck ist immer größer geworden. Ir spaudimas buvo didesnis, visą laiką vis didesnis. Ich habe schlecht geschlafen. Aš blogai miegojau. Ich habe Kopfschmerzen bekommen, die ich vorher nie hatte. Man prasidėjo galvos skausmai, kurių prieš tai niekada nebuvo. Und ich musste wieder dran denken, was mein Personalchef gesagt hat. Ir aš visą laiką prisimindavau, ką mano personalo vadovas man sakė. Wenn du wieder versagst, dich nimmt keiner mehr. Jeigu tu vėl nustosi, atsisakysi, nieks tavęs daugiau nepriims į darbą. Und ich weiß nicht, wie ich darauf kam, Ir aš nežinau, kaip iki to atėjau, aber es gibt in Gottes Wort einen Vers in den Psalmen, bet Biblijoje yra viena psalmės eilutė, Psalm 50, 15. 50 psalmė, 15 eilutė. Rufe mich an in der Not Šaukis manęs nelaimės dieną, und ich will dich erretten. tai išgelbėsiu tave, Du sollst mich preisen. o tu šlovinsi mane. Und dieser Vers hat mich irgendwie gepackt. Ir kažkaip šitą eilutę man užstrigo. Und ich habe echt zu Gott geschrien, Ir aš šaukiau Dievui, dass er mir irgendwie hilft daraus. Kad jisai padėtų iš tos situacijos. kad jis padėtų išeiti iš tos situacijos. Und das war vorher so, mein Chef ist immer zum Kunden gefahren, zum Mercedes. Nelabai girdžiu. Mein Chef ist immer zu den Kunden gefahren Mano vadovas visada vykdavo pas klientus und hat die Hausaufgaben mitgebracht, ir užduotis atveždavo, die ich mehr schlecht als recht gemacht habe. kurias aš blogai padarydavau. Und kurze Zeit nach diesem Gebet Ir po ilgo laiko po šitos maldos, po trumpo laiko po šitos maldos, hat mein Chef gesagt, du fährst jetzt mit. šefas sakė, dabar važiuosi tu kartu su manim pas klientus. Und als ich dann öfter beim Kunden war, Aš taip blogai girdžiu. Kai aš buvau dažnai pas klientus, Kai dažnai vykdavau pas klientus, plötzlich habe ich verstanden, worauf es ankommt. pagaliau aš supratau, ko iš manęs reikalauja. Und es kam dann so weit, Ir tai taip toli pažengė,
dass das Projekt tatsächlich gut zu Ende ging. kad šitas projektas finale buvo puikiai įgyvendintas. Und ich bin heute 35 Jahre in der Firma Ir šiandien aš esu 39 metus, und 35 metus įmonėje versuche Leuten zu helfen, denen es so ging wie mir damals. ir padedu žmonėms daryti tai, ką pats dariau. Was ich damit sagen möchte, Ką tuo noriu pasakyti? es ist gut, Gottes Wort zu kennen, Yra gerai žinoti Dievo žodį, seine Verheißungen zu kennen jo ištikimybę, didybę, Pažadus. jo pažadus. und wirklich dran zu bleiben, nicht aufzugeben Ir juose pasilikti und ihn wirklich anzurufen in der Not. Er hat versprochen, er will uns helfen. ir Šaukti jo, kai šauktis jo, kai yra sunku. Manchmal wissen wir nicht wie und wann und warum, Kartais mes nežinom kada, kodėl, aber er hat Hilfe bereit, so wie es für ihn am besten ist und wie es für uns am besten ist, auch wenn wir es nicht verstehen manchmal. bet jis žino, kas mums yra geriausia. Atsiprašau. Viskas okay. Iš tikrųjų labai ačiū. Už paliudymą iš širdies, ne? Ir tai iš tikrųjų tai, manyčiau, labai svarbu. Kai mes kažką patyrėm, kad tai būtų iš širdies. Šiandien noriu kalbėti apie vieną vyrą iš Naujojo testamento, kuris iš tikrųjų buvo labai keistas vyras. Jisai gimė tam pačiam vienam mieste Izraely ir miesto pavadinimas Betsaida. Jisai užaugo ir tada persikėlė į kitą miestą, kur Jėzus praleido daug savo gyvenimo laiko. Gal jūs žinot, kur Jėzus, kur jisai gyveno? Kokiam mieste Izraely? Ne. Tai pradžioj jisai gyveno ten. Kur jisai ne tik užaugo, bet iš tikrųjų gyveno. Ha? Judėjoj? Jo, tai yra kaip valstija. Bet kokiam mieste? Kafarnaume. Taip. Kafarnaume. Tas vyras buvo poliglotas, jisai moko kalbėti 3 kalbas, hebrajiškai, aramėjiškai ir graikiškai. Jisai buvo vedęs ir jisai buvo viena iš tų 12 mokinių apaštalų, apie ką Petras. Eina kalba šiandien apie Petrą. Ir mes skaitom Naujajam testamente Evangelijose, kad jisai iš tikrųjų turėjo 12 susitikimų su Jėzumi. Labai įdomu, kodėl 12, nežinau, bet turėjo 12 susitikimų su Jėzumi. Klausimas dabar mano jums, ką jūs galvojat? Koks susitikimas su Jėzumi jam buvo svarbiausias? Atspėkit. Arba pasidalinkit savo. Biški garsiau. Pirmas. Ir koks tas buvo? Aha. Gerai. Gal kitų nuomonių yra? Gal kai Jėzus ėjo vandeniu ir pamatė ten toli Jėzų? Iš tikrųjų yra
labai daug iš tikrųjų susitikimų, daug dalykų, kur parašyta apie Jėzų ir apie Petrą. Bet šiandien noriu kalbėti apie iš tikrųjų 2 susitikimus, kurios jo gyvenimą visiškai pakeitė. Pirmas susitikimas, tai buvo iš tikrųjų vieną dieną prieš Jėzaus mirtį. Paprašysiu Emiliją, kur jinai, perskaityt mum iš Mato Evangelijos 26 skyriui nuo 29 iki 35 eilutės. Kas neturi Biblijos, prašau ten pasiimkit arba įjunkit savo įrenginį. Ja? Veikia. Silvija, ar galėtum įjungt? Ačiū. Ir sakau jums, nuo šiol nebegersiu šito vynmedžio vaisiaus iki tos dienos, kada su jumis gersiu jį naują savo tėvo karalystėje. Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną. Tada Jėzus jiems kalbėjo: šią naktį jūs visi manimi pasipiktinsite, nes parašyta: ištiksiu piemenį ir kaimenės avys išsisklaidys. Bet kai prisikelsiu, aš pirma jūsų nuveisiu į Galilėją. Petras atsiliepė: jei net visi su tavimi pasipiktins, aš niekuomet nepasipiktinsiu. Jėzus jam tarė: iš tiesų sakau tau, šią naktį dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Bet Petras tvirtino: jei man reikėtų net mirti kartu su tavimi, aš vis tiek tavęs neišsiginsiu. Taip kalbėjo ir visi mokiniai. Ačiū labai. Iš tikrųjų situacija buvo ganėtinai rimta. Jėzus pasakė vieną dieną prieš mirdamas, kad vienas iš tų mokinių išsigins jo. Ir Petras, kaip mes žinom, jisai visada buvo toks entuziastiškas, truputį ir koleriškas. Jisai pasakė, ką? Gali visi, bet tikrai ne aš. Tikrai ne aš. Mes žinom, kas tada atsitiko. Bet kas man labai žavi, buvo viena eilutė. Ir mes, iš tikrųjų, nedaugelis žmonių kreipėsi dėmesį į tą vieną eilutę. Į 34 eilutę. Kai Jėzus sakė: iš tiesų, sakau tau, šią naktį dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Kodėl man svarbu gaidį? Nes reikia truputį žinot kontekstą. Tuo metu, kai Jėzus gyveno, Jeruzalėje buvo vienas įstatymas. Įstatymas, kuris uždraudžia žmonėm laikyti gaidžius. Tai reiškia, iš tikrųjų, kai Petras tai girdėjo, jisai galvojo: palauk. Negali būti apskritai, kad gaidys gali būti toj vietoj, kur mes dabar esam. Bent pagal įstatymą. Ir kai Jėzus tai tada pasakė: šią naktį dar gaidžiui nepragydus 3 kartus, tu manęs išsiginsi. Petrui tai buvo labai keista. Nes jisai žinojo, negali būti, kad tai įvyktų, nes draudžiama, kad gaidys būtų
šitam mieste. Ką Jėzus nori papriešti su tuo? Tu gali būti labai įsitikinęs, kad tu vieną, kitą, trečią kartą nedarysi. Bet aš geriau žinau. Dievas geriau žino. Gerai. Emilija, prašau, skaityk pratesimą. Kas tada atsitiko? Mes tai žinom, bet irgi labai įdomu. Tuo metu Petras sėdėjo kieme. Viena tarnaitė priėjo prie jo ir tarė: ir tu buvai su Jėzumi Galilėjiečiu. Bet jis išsigynė visų akivaizdoje: aš nežinau, ką tu sakai. Einant į vartų link, jį pastebėjo kita tarnaitė ir kalbėjo aplinkiniams: šitas buvo su Jėzumi Nazariečiu. Jis ir vėl išsigynė prisiekdamas: aš nepažįstu to žmogaus. Po kiek laiko priėjo ten stovėjusieji ir sakė Petrui: tikrai tu vienas iš jų, nes tavo tarmė tave išduoda. Tada jis ėmė keiktis ir prisikinėti: aš nepažįstu to žmogaus, ir tuojau pragydo gaidys. Petras prisiminė Jėzaus žodžius: dar gaidžiui nepragydus, tu 3 kartus manęs išsiginsi. Jis išėjo laukan ir karčiai verkė. Ačiū labai. Mes žinom, kaip istorija baigėsi. Petras vis tiek išsigino Jėzus. Kas man buvo labai keista. Pabandykit įsivaizduot, kad jūs būtumėt Petras. Pabandykit įjaust į Petrą. Jėzus taip mums taip pasakė. Kol keidys ne 3 kartus ir taip toliau, tu 3 kartus mane išsiginsi. Kokia mūsų reakcija, klausimas, kokia mūsų reakcija tada būtų, kai tai įvyko vieną kartą? Aš, nežinau kaip jūs, bet aš iš karto, aš pasitraukčiau. Nes tai būtų man jau signalas. Ding, 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 ding. Marianne, atsargiai, labai atsargiai. Bet kas yra labai keista, įdomu ir tuo metu, jis pasiliko toj vietoj. Antrą kartą, ding, 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 ding. Trečią kartą, ding, 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 ding. Ir tada Petras suprato: oi, ką aš padarau? Ką aš padarau? Aš Petro vietoj, aš iš karto po pirmo karto pasitraukčiau. Jis pasiliko. Klausimas, kodėl? Mes žinom iš Evangelijų 4, kad jisai buvo vienintelis, kuris tuo metu buvo šalia. Visi kiti jau seniai pasitraukė. Bet jisai buvo vienintelis. Klausimas, kodėl jisai pasiliko iki pačio galo? Dėl smalsumo? Ne, manyčiau, nes Jėzus jau prieš tai pasakė, kaip istorija baigsis, kad jam reikia numirt ir po 3 dienų jisai prisikels. Aha, gerai, jeigu smalsumas atkrenta, kodėl Petras pasiliko iki pačio galo? Gal dėl to, nes jis turėjo labai gerą ryšį su Jėzum. Gal dėl to, nes jisai mylėjo Jėzų. Mes skaitom toliau, kokia buvo jo reakcija. Jis išėjo laukan ir karčiai verkė. Labai įdomu, graikiškas žodis už
žodį karčiai. Reiškiasi karčiai. Jis karčiai verkė. Jisai suprato. Ai. Ir jam tai buvo liūdnas. Tas įvykis palietė jo širdį. Taip, kad jisai pradėjo verkti. Įsivaizduokit, maždaug 30-35 metų verslininkas, Petras beje buvo verslininkas, pradėjo verkti kaip mažas berniukas. Tai nepaprastai būna, bet pas jį buvo. Kodėl? Nes jisai suprato, ką jis padarė. Ką tai reiškia mum? Dievas nori tau sunku laiku pasirodyti, kaip bernui. Kai mums būna sunku, Dievas nori kalbėti, nori bendrauti tuo metu. Ir mums tai biškai keistoka, nes kokia mūsų reakcija, kai mums yra sunku. Ar mes tada tuo metu norim kalbėti su visais žmonėmis apie tai? Ne visi, sakyčiau. Bent aš tikrai ne. Ar mes norim tada tuo metu labai šlovinti Dievą? Nu jo, būtų faina, bet iš tikrųjų irgi ne. Kokia mūsų tendencija visada? Pasitraukt, izoliuot savęs ir nekalbėti su niekam apie tai, nes tai mum gėda. Jis skauda. Taip. Labai įdomu dabar skaityti antrą susitikimą su Jėzumi. Kas tada įvyko po to? Jono 21 skyriui nuo 15 iki 17 eilutės. Perskaitysiu čia, jeigu rasiu. Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą. Situacija gal biškai truputį daugiau konteksto. Jėzus jau prisikėlė. Aišku, prieš tai jisai numirė. Prisikėlė po 3 dienų. Pasirodė vieną kartą savo mokiniams. Pasirodo po keletą dienų antrą kartą savo mokiniams. Ir situacija yra paskutinė, kai jisai pasirodo antrą kartą savo mokiniams. Ir aš galvoju sau, palauk, jeigu aš būčiau Jėzaus ir matyčiau Petrą, aš tikriausiai iš karto priminčiau jį. Petrai, ar dar atsimeni, kas įvyko? Aš tau sakiau, bet tu sakai, ne. Aš tau sakiau. Ir gal dar. Bet įdomu yra, kaip Jėzus reagavo. Ir šitas pokalbis pakeitė Petro gyvenimą. Žiūrėkit. Papusryčiavus, Jėzus paklausė Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Labiau šitus. Jis atsakė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė, taip viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avis. Jėzus paklausė trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Trečią kartą tada jam,
kiek kartų aš jo išginsiu? 3 kartus. Ir jis atsakė, viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Koks keistas pokalbis po šito įvykio. Ar ne? Ar jums tai nekeista? Man labai keista. Iš tikrųjų, klausimas, kodėl? Kodėl Jėzus taip sakė? Kodėl jisai pradėjo kalbėti apie santykį su juo? Ar jisai myli jį? Kodėl jisai pradėjo kalbėti apie avis? Gal jis norėjo pakeisti savo profesiją? Ne. Aišku, kad ne. Bet kodėl Jėzus taip kalbėjo su juo? Ir ne taip, Petrai, Simonai, ką tu darai? Kodėl tai tu darai? Aš tau daug kartų sakiau, kad to nedaryk. Ir tu sakai, ne, niekuomet, niekada to nedarysiu. Bet padarai. Kodėl? Bet įdomu, Jėzus uždavė kitą klausimą. Kitus klausimus. Jisai 3 kartus paklausė, ar myli mane? Ir mums, lietuviams arba vokiečiams, kai mes skaitom, ar myli mane, suprantam, kaip? Ar myli mane? Taip? Nu jo, taip, kaip kitaip. Ir tada Jėzus atsakė, ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis, ganyk mano avis. Ką reiškia ganyt? Ką mes atsakytum? Ganyt reiškia? Ganyt. Bet labai įdomu, kad graikų kalboj už žodį mylėti ir už žodį ganyti yra daugiau žodžių nei vienas. Pažiūrėkim. Graikų kalboj už žodį meilė yra 4 žodžiai. Agape, tai dieviška meilė, ta besališka meilė. Phileo, broliškoji meilė. Vienas miestas iš Amerikoje, Filadelfija. Nuo žodžio phileo. Labai įdomu. Eros, mes žinom erotika, fizinė meilė, ir storge, meilė tarp tėvų ir vaikų. Labai įdomu. Man bent, labai įdomu. Žodis užganyti. Graikų kalboje. Poimaino reiškia vesti, saugoti arba apsaugot ir bosko prižiūrėti, aprūpinti maistu arba ėdalu. Iš tikrųjų, tie 4 žodžiai reiškia meilę, bet akcentuoja kitus aspektus, kitas pusės. Ne? Ir tie 2 žodžiai pabrėžia irgi truputį tiksliau. Ir kai mes žiūrim į graikų tekstą, labai bus įdomu. Jėzus pasakė, ar tu myli, ar tu agape mane? Ar tu myli mane su dieviška meilė? Petras atsakė, su dieviška meilė, ne, bet su broliška meilė. Phileo, aš phileo tave. Pasekme, Jėzus pasakė, vesk mano avinėlis. Avinėlis, avis, tai yra simbolis už žmones. Okay? Jėzus antrą kartą pasakė, ar tu agape mane, ar tu myli mane
su dieviška besališkąją meilę. Ir Petras vėl myliu tave, bet, na taip, bet broliškai. Taip, vyrai. Ir tada Jėzaus trečias klausimas. Ar tu myli Filėjo mane? Broliškai meilė. Ar tu myli mane kaip brolis? Petras, ačiū. Taip, aš Filėjo tave. Klausimas. Atsiminkit, kas atsitiko keletą dienų prieš tai. Kai Petras pasakė, niekada aš tavęs neišsiginsiu. Ar Petras, koks būtų Petras atsakymas į tą klausimą? Ar myli mane su dieviška meile? Tikriausiai, galiu lažinti, bet tikriausiai jisai atsakytų, taip, su dieviška meile myliu tave ir mylėsiu iki pabaigos mano gyvenimo. Bet kai tai atsitiko, jisai suprato, aš jau paklydau, nukritau ir supratau, palauk, ne, aš myliu tave, Jėzau, bet ne taip, aš paprastas žmogus, su daug klaidom, su daug silpnybių ir taip toliau. Ką galim išmokti iš to? Pirmiausiai, būk sąžiningas. Būkim sąžiningai. Mes kartais labiau daugiau apie save, aukščiau apie save galvojam, nei iš tikrųjų mes esam. Ar ne? Taip, ne? Taip. Mes nenorim tai pripažinti kitiems, nes baimė yra, ką kitas žmogus apie mane tada pagalvotų, ką jisai tada apkalbėtų už nugaros apie mane. Bet problema yra Dievas. Jisai viską mato. Jisai žino mūsų širdį daug geriau, nei mes patys žinom savo širdį. Ir prieš Dievą mes galim būti sąžiningi. Kodėl aš taip drąsiai teigiu, kad mes galim būti atviri ir sąžiningi prieš Dievą? Nes jo atsiliepimas į Petro veiksmą buvo koks. Petrai, aš tau sakiau, tu tai darysi. Ne, jisai klausė švelniai, ar tu myli mane? Ar tu myli mane? Beje, klosteliuose, kaip ir aš tave myliu. Jėzus įrodė savo meilę ten. Keletą dienų prieš tai ant kryžiaus, kai jisai numirė mūsų vietoje, už mūsų klaidas, už mūsų silpnybės, už mūsų apribojimas, už mūsų nuodėmę, kaip Biblija taip sako. Mes galim būti labai sąžiningi prieš Dievą, nes jisai vis tiek žino mus daug geriau nei mes patys. Ką mes dar galim išmokti iš tų dviejų susitikimų, iš tų dviejų įvykių tarp Petro ir Jėzaus. Ir eik pas Dievą su savo klaidomis. Pripažinkim jam, kad esam nuodėmingi, kad esam silpni. Mes mėgstam veidmainiauti. Žmonės mėgsta veidmainiauti. Aišku, ne jūs, bet jūsų kaimynai, jūsų draugai. Ne jūs. Bet mes žmonės, mes mėgstam veidmainiauti. Labiau aukštint save, nei iš tikrųjų esame. Eik pas Dievą su savo klaidomis. Pripažinkit ją.
Yes, jam. Ir, kad galėtum būti palaiminimas kitiems. Kad mes galėtum būti palaiminimas kitiems. Jeigu jūs iki šiol labai gerai miegojot, prisiminkit bent šitą sakinį, nes šitas sakinys apima visą pamokslą. Kad galėtum būti palaiminimas kitiems. Turiu jums gerą ir blogą žinią. Blogą žinią? Dievo planas yra ne. Tai ne Dievo planas, kad mums sektųsi gerai. Gal kai kuriems yra šokas, dar kartą. Dievo planas, pagrindinis planas, su jumis, su tavim, beje, ir su manim, yra ne, kad mums sektųsi gerai. Jums tai nerūpi? Atrodo, kad gerai. Ne, mums tai rūpi, iš tikrųjų. Nes mūsų įsivaizdavimas apie Dievą yra toks, kad jisai kaip kalėdų senelis. Kai mums kažko trūksta, įmesim vieną maldą į automatą ir laukiam tik, kol mes galim gauti norimą rezultatą. Dievas netoks. Jo pagrindinis planas su mumis, su manim, su jumis yra ne, kad mums sektųsi gerai, bet kad mes galim būti palaiminimas kitiems. Ir beje, tuo metu Dievas suteiks mums džiaugsmą. Tuo metu Dievas suteiks mums sėkmę. Tuo metu jisai suteiks mums tą meilę. Kas man buvo svarbu, kai pasirašiau šiam pamokslui, buvo tas faktas, kad kartais arba dažnai mes galvojam, jeigu esam dugne, kaip bent papasakojo, kai esam dugne, Dievo nėra. Ne. Dievas netgi toks didelis, kad jisai gali netgi naudot dugną. Kad mes galėtum iškelti su jo pagalba. Ir tai mano malda mums visiems. Kad mes, kai esam dugne, sąžiningai tai pripažįstum Dievui, Dieve, aš dugne. Aš dugne. Nežinau, ką daryt, nežinau, kaip elgtis, nežinau, ką sakyt. Aš dugne. Nežinau netgi kaip jaustis. Aš dugne, aš nieko negalim, nieko nenuveikti. Ir jeigu mes tai, kaip Petras, nuoširdžiai sakom Dievui, Dievas atsilieps tinkamu savo būdu. Kai mes toliau skaitom, kas toliau įvyko Petro gyvenime. Jono Evangelijoje apie jo gyvenimą po šito įvykio nieko neparašyta. Bet kai mes skaitom apaštalų darbus, knygą Biblijoje, Naujajam testamente, tada galim suprast, galim skaityti, kaip Dievas labai veiksmingai naudojo Petrą ir jo gyvenimą. Ir viskas kilo dėl jo sąžiningumo Dievui. Viskas kilo, kai jis vėl galvojo apie tą klausimą, ar tikrai Jėzų myliu. Viskas prasidėjo vėl dėl santykio su juo. Noriu pabaigti maldą. Viešpatie, noriu tau iš visos širdies dėkoti
kad mēs Tavu nevienodi, kad Tu rūpi mumis. Ir nors mēs kartais nesuprantam, kas vyksta mūsu gyvenime, nors mes gal esam dugne ir galvojam, kaip toliau, jeigu mes jaučiamės bejėgi, Tu esi šalia ir Tu tik lauki, kol mes šauktum į Tave, kol mes pradėtum vėl bendraut su Tavim. Ir Viešpatie, aš noriu paprašyti, kad Tu veiktum mumise, kad Tu ypač tiems žmonėms, kurie yra dabar dugne, kad Tu susitiktum su jais. Savo būdu, Viešpatie. Labai ačiū, kad Tu stovi su ištiestom rankom ir lauki mūsų. Ačiū už tai. Amen.